Šalta. Ale bala. Kaip būtų pats žiemos vidurys atrodo. Taigi ką tik neseniai, tik derlių surinkom, o dabar jau taip šalta. Ką tu dėdėny čia šneki? Taigi, ar tu tokia laiminga, kad laiko neskaičiuoji? Nu, juk ir yra pats žiemos vidurys. Jau žiemos vidurys? Taip greitai. Tada reikia eiti į mišką, žiūrėti, ką barsukas ten oloj daro, ar apėjo savo olą ar ne. Vaikai, jeigu barsukas išlenda iš olos ir diena yra saulėta, tai jis išsigąsta savo šešėlio, sprunka atgal, verčiasi ant to paties šono ir ilgai miega. Tai žinokit, pavasaris dar greit neateis. Tai blogai. O jeigu yra ūkanota diena, tada barsukas žiūri, nemato savo šešėlių ir galvoju, kad jau visai atsikėlęs jisai. Ir jisai toliau nebemiega ir šaukia, žadina pavasarį. Tai va. Dėdėny, bet aš girdėjau, kad ne barsukas, o meška verčiasi ant kito šono. Kad pas mus Lietuvoje tų meškų nėra. Ne, yra jau yra. Bet vaikai, ar tik meška ir barsukas žiemą miega? Gal dar kažkas miega? Kas? Ežiukas dar, taip. Tai nieko nebesuprantu. Tai kas? Barsukas, meška, ar ežiukas čia vartosi ir šaukia tą pavasarį? Tai va, tai gal vaikai gali mums padėti eiti į mišką ir pasižiūrėti, kas ten verčiasi ant to kito šono. Vaikai, nueikit į mišką ir pažiūrėkit, kas čia taip šaukia pavasarį. Nesikelia? Pašokim jam barsuko polką. Ir pakvieskim muzikantus, kad pagrotų, kad barsukas iš tikrųjų atsikeltų. Atsistokim tai, kad barsukas būtų viduryje. Viduryje einama taip. Tuoj tą barsuką pažadinsim. Čia patekau. Laikas. Tuoj aplinkoną apeisiu ir apsiversiu ant kito šono. Buvau aš atsikėlęs, galvojau, gal sapnavau, nebedaug liko.
Ot, išvis nebedaug. O, kalnelis. O, prisnūsiu aš ant to kalnelio. Eisiu pašokti. Gal galima greičiau? O jūs, vaikai, iš kur čia atsiradot, iš kur atkeliavot? Ar jau žiema baigėsi? Ne, pusiaužiemis. Jau Pusiaužiemis. Reikia kito sodo verstis. Verstis? Būti pamiegoti. O jeigu labai ilgai miegos? Ojei, gerai. Eisiu pamiegoti, o jūs, vaikai, man lopšinę padainuokit, prašau. Prašau. Pagal garsą.
čia kur tie mūsų vaikai prapuolė? Kur tie vaikai gal miške paklydo? Čia kažkur gal paliko. Paklydo. Čia rūkas, čia nesimato, čia saulė šviečia. Tikrai nėra vaikų, dingo. Tai kažkas atsitiko gal? Bet vaikai tai mišką pažįsta, ne pirmą kartą į mišką ėjo. Tai žinau, kad jie mišką pažįsta mūsų vaikai kaip 5 pirštus savo. Tai gal jie užsižaidė. Aš galvoju, taip. Gal seniai besmegenį? Lipdo jau, mes čia jau ir ieškom jų. Tai žinok, tie mūsų vaikai, kai koks ežys išėjo, mėlių į nepareina. Nu. Ežys mėlių? Taip, taip. O kam tam ežiui tos vietos? Ai, ne. Nu, tai dabar pasakokit. Ar atradot viską? O ką atradot? Nieko, mešką atradot, ką dar? Barsuką atradot, ežiuką atradot? Neatradot ežiuką. Tai dabar reikia ieškoti. Stokit už manęs, pagal garsą bandysim. Taip, Benai, tu teisus. Einam, kaip ten tas ežys sako? Klausom, ar yra čia? Nėra. Nėra, nesigirdi vėl eini. Paklausom, ar yra? Nėra. Tai jeigu ne pagal garsą, pagal ką mes dabar ieškome? Pagal pėdsakus. Ei, žiūrėkis! Kažkokie pėdsakai. Šuns? Rinko? Kieno? Sakot meškos, o mums meškos reikia. Jeigu miega, mes jos nebudysim, tik paeisim dabar pavaikščiosim, kaip tos meškos eina. Šliumpu, pumpu, šliumpu, pumpu, meškinai, laižo medų dovanai. Kas tuos meškinus nuvys, kas tą medų išlaižys. Einam, žiūrėkit, į tokį pėdsaką, čia tikrai lapė. Jūsų taip sprendi. Ale tikrai panašus į barsuko. Jis apie olą apėjo ir paliko tos pėdsakus. Tai ką dabar darysim? Ar reikia tą barsuką dar sučią? Jeigu miega. Tai kaip tas barsukas sako? Susilietęs visur eina. Vaikai, nauji pėdsakai rado. Ežiuko tikriausiai. Atrado ir va, taip. Atsiverskit, pakvieskit ežiuką. Va. Nu tai jeigu taip ieškoju, tai ko norėjot paklausti? Ežiuka, dabar pavasaris. O taip. Pavasaris ateis labai greitai. Aš atsibudau, pasižiūrėjau, koks šiandieną oras. Saulės nebuvo, todėl savo šešėlio nemačiau. Apsisukau ant kito šono ir dar truputėlį pamiegosiu. Valio, tai greitai pavasaris ateis. Tai jau žiema ir baigsis. Ar visus darbus mes padarėm? O mane pamiršot? Kas jų medų neš? Tikrai, taigi reikėjo visiems apeiti, avilius pastuksenti, kad atsibustų. Ir Betutė turėjo irgi kviesti savo šeimyną laukti pavasario. Betutė, nepyktų jau ant mūsų dabar. Mes tau šokį pašoksim apie grįželį. Baltai. Abelytė yra obelis,
Ir obelis būtinai reikia papurti. Tai dabar visi stoja į savo ratelius. Obelytė.